Tai šūda, žinokit, tai šitokį grybais einam, pažiūrėsim. Išsikrovė RTOnui raktas. Sveiki kolegos, šiandien planas būtų apsikirpti, na, o dabar kaip apsikirpom, varom truputėlį padirbėsim. O katiliūzų tai geriausia, ryte nieko dirbti nereikia. Nu, ne tik ryte, ir iš jūsų dirbti nieko nereikia. A tu dirbi ką nors katiliūzai? Jo, aš saugau namus nuo musyčių ir voriukų. Nu, nežinau, man tai nelabai panašu, kad iš čia kažką saugotų jau. Rytais dar vis laik pasitinka dar vienas katiliūzas, laukinis, kuris laukia irgi savo porcijos, o ne katiliūzai. Katiliūzai. Kitai. Kolegus dar Tautvydu nemačiau naują kamerą. Tai va galite pažiūrėti, kaip atrodo Tautvydas su 4K vaizdu. Visai kitas žmogus bus, dabar nieks nepažinsit, galite pažiūrėti. Dar bjauresnis dabar. Tautvydas 4K. Čia Tautvydas. Matot, kas darosi? Paukščių. Tai jūs net neįsivaizduojat, kas čia buvo. Tai, ką neįsivaizduojat, aš tai papasakosiu viską, kas čia buvo. Tai važiuoju iš darbo. Nu ir man čia praktiškai pakeliu, aš tik kokį kilometrą iš šono turiu nusukti, link namų važiuodamas ir prūkį pravažiuočiau. Tai kilometrą daug maž. Tai sakau, užsuksiu, pažiūrėsiu, kaip čia ta mūkė sekasi pro šoną. Važiavau, pažiūrėjau, kosmosas. Aš tiek vienoj vietoj paukščių nesu matęs, žinokit, gyvenime. Ir ta prasme, tiek skirtingų rūšių. Aš nesuprantu, iš kur, kas čia pasidarė tų paukščių, nu, kokių tik nebuvo, varnų, šarkų, špokų, balandžių, bet tų balandžių tokių baltų, kur per vestuvės, kai leidžia būrys, koks 50 tų baltų, aš iš vis nepagobaju, iš kur tie balti balandžiai iš viso yra atsiradę ir kodėl jie čia visi. Ant tų stulpų, tie visi paukščiai sutupė, visi stulpai buvo nutupti. Ta prasme, ant tų visų stulpų tiesiog paukščiai tupė. Ir svarbiausia, jie čia dar žaidė. Ant tų stulpų paukščiai tupė, kitas skrenda, tą paukštį buvo atsimuša, tas kitas nukrenta, tas užlipa. Čia kažkokius žaidimus pradėjo žaisti. Tai nu jo, padariau. Aš čia žinokit, dariau paukščių tinklus, o padariau paukščių tupiklą, o ne paukščių tinklus. Nu, žodžiu, paukščiai atskrido, įvertino, sakė, sako, Tomai, šaunuolis, padarei mums čia paukščių tupiklą ir lesyklą gerą. Na, aišku, čia patogiai dabar tu atskridai, tu palėsi į uogų, pokšnom ant tavo amžinų tupiai, apsižvalgiai, vėl palėsi. Nu tikrai šiandien dabar ganėtinai patogiai, manau, padariau tokią lesyklėlę. Čia kažkokia paukščių zona kažkokia, ar kas čia yra. Na, aišku, viskas, kodėlgi ne, kaip pagalvoju, žiūrėk, logiškai pagalvokit. Maistų yra šilaugių, vandens yra tvenkinys, kur atsitupti ir paukščiam palesėti laidų pas mane sklepėjo, kad žiūrėjot praeitą seriją, matėte, yra bet kiek pas mane laidų. Nu, dabar dar Tomas pasistengė ir padarė žaidimą aikštelę. Tai ko jam dar reikia? Maisto, vandens, kur pailsėti ir dar žaidimą aikštelę. Tai padariau paukščių pramogų parką, žinokit, padariau dabar aš čia. Tai... Nu jo, nu nieko, toj viską įsitemsim, tinklus užmėsim, tikėkimės bus viskas normaliai. Arba ne. Pažiūrėsim kitais metais, kas čia bus su tais paukščių tinklais. Atkeliavo dar 100 vamzdžių, nu jau viskas, paskutiniai 100 vamzdžių, nu tikiuosi, kad paskutiniai 100 vamzdžių, tikiuosi, kad daugiau tikrai man jų jau nebereikės, tai dabar kiek panaudosiu tinklam, o kas liks, tai pasiliksiu aptvorai, kai vis tiek tvora mano medinė pradės pūt, tai reikės pakeitimui, tai va jau kiek liks, tiek liks, padarysim tvoros pakeitimui. Ir čia yra mūsų paskutinių kuolų eilė. Gali kilti problemų dėl to, jog man va čia, kai stulpas paskutinis baigsis, iki tvoros lieka labai nedaug. Tai va galim pažiūrėti, kiek man lieka iki tvoros man lieka 1-2 metrai. Viskas. Tai nuo paskutinių stulpų iki tvoros 2 metrai lieka man pjaut žolę ir pravažiuosiu traktoriuku. Na, gal kaip nors prasisuks, aišku, reiks bandyti žiūrėti. Nu, bet faktas yra tas, kad pjovimas tikrai dabar apsunkės dėl tų paukščių tinklų.
Šių metų liejimų sezoną oficialiai baigiu. Susirenku visas savo šmutkės ir viską vežuosi namo. Tai namo visą laiką vežuosi tręšimų sistemus šitą, kad jeigu vandens viduje yra, kad neišpūstų, kai pradėjo šalt. Aišku, filtrą vežuosi namo ir viskas. Ir tuomet visus vamzdžius užkišu. Pagal visas taisyklės, taip, žinau, kad reikėtų vandenį išpūsti iš laisvimo sistemos, bet aš taip einu vamzdį pakeliu ir tiesiog rankiniu būdu viską išpilu, kiek galiu visur, iš visų sujungimų, kur yra vandenį, bet išpūstų ko neturiu jokio kompresoriaus, taip kad, neišpučiu vandens. Praeitais metais tikrai niekas nesugedo, tai tikiuosi šiais metais irgi, bet tiesiog tokių galimybių neturiu čia nei elektros, nei kompresoriaus. Na, o šitą irgi praeitais metais palikau į siurbimą, tai ir šiais metais paliksiu, nes, tai nieko blogo neatsitiko, tai kad čia užšalusiai, buvau žiemą ties pažiūrėti po vandeniu, nieko jam neatsitiko. Na, o dabar panaudosim truputį fizikos. Tai va, fizika, žiūrėkit, irgi praverčia gyvenime. O. Ir tokiu būdu visą sistemą mes išleisim lauk. tą kampą paliksiu, net neužkišiu, vis tiek čia kažkai nieks nelys į tą kampą. Dar bėga, tai kiek tu čia bėgsi, aš jau namo noriu važiuoti. Nu, didelė sistema, aišku, pas mane vien iki laistymo sistemos nuo tvenkinio, koksai, kiek čia net nežinau, 50 metrų turbūt. Iš sausmedžių sistemos irgi vandenį išleisim. Nu, sausmedžių sistema trumpa, tai turėtų greit išbėgti. Na ir vėl 205 kartą jau lipam ant to paties grėblio, tai dar kartą visi jau supratom, žiūrėdami mano serijas, niekada nepirkit pigiausio daikto. Nu, aš aišku, vis laik pirku pigiausią daiktą. Ir štai kas atsitinka, kai nusipirki patį pigiausio stovo, kokį tik įmanoma. Tai ne tik čia viskas įsineria, nulūžo jau visos kojos, 3, nes jos yra tiesiog žaislinės tos kojos. O tiesiog su pirštu, jeigu tu paim, palenki, va, žiūrėkit, viskas. Jinai tiesiog su pirštu lenkis, tai čia net neįmanoma, kad jinai neužsilenktų. Op, ir viskas. Tai kojos jau tos 3 kartus nulūžo. O per tas vietas vat nulūžta. Aš jas vis patrumpinu, vėl nulūžta, vėl patrumpinu, vėl tai jau 3 kartus trumpinau kojas. Ir dabar, aišku, ir šitos dalis taip pat visos nulūžo. Tai spėkit, kokio stovo vėl pirksiu. Jo, pigiausia. Na, praktiškai po kiekvieną seriją dabar, kai įkeliu, atsiranda žmonių, kurie parašo, tai kaip tie šitaki grybai, Tai šūda, žinokit, tai šitaki grybais einam, pažiūrėsim. Dabar yra keli variantai, kodėl čia nieko gero. Aišku, pirmas variantas gali būti dėl to, kad aš jų visiškai neprižiūrėjau. Kaip galvojat, ar gali būti dėl to, kad aš tų rastelių visai neprižiūrėjau? Nu, galbūt gali būti, ar ne? Antras variantas dėl to, kad mano visgi rasteliai buvo pjauti su technika ir jų žievė buvo pažįsta. Tai irgi, žinokit, gali būti dėl to taip atsitiko. Nu, bet grybų šitaki rasteliuose kol kas, žinokit, nematyti. Mano paskutinis šansas dar sulaukti šalnų ir tikėtis, kad po termošoko to išlys kažkas, bet aš kažkaip, žinokit, abejoju, kad čia su tais grybais kažkas gero bus. Na, aišku, aš tai iš jų nieko gero nesitikėjau, bet, tiesiog gali pažiūrėti, tais rasteliais tiesiog nieko nevyksta, va, tie rasteliai yra ir viskas kimarina. Tie, kur buvo labiau pavėsyje, va, toksai grybas yra užaugęs ir va, toksai grybas yra užkovojęs tuos rastelius, tai taip suprantu, kad tas grybas turbūt buvo tose rasteliuose, tai galbūt tie rasteliai, manau, buvo nekokybiški. Tie, matot, va čia, kur buvo po tokiom žolėjom, jisai buvo daugiau pavėsyje, tai ant vatų, kur daugiau pavėsyje, va tie grybai yra priaugę tokie. Šiaip visi jie kampiniai, nes šiandien kampe aš to žolės nepjoviau, va čia, tai va kampinis tas, kur buvo pavėsyje, matot, jisai pilnas yra paaugęs. Ten va yra sekant eilė, irgi tas kampinis, kuris buvo pavėsyje, irgi lygiai taip pat ant tų kampinių, kurie pavėsyje buvo, tokie grybai yra priaugę, visur ant kampinių. Ir va čia, pavyzdžiui, kitas irgi yra va, po žolėm, jeigu matot, irgi va kampinis, irgi va tie patys, ir visur tas pats grybas yra užaugęs. Tai dabar žinau, kad aš net nežinau, kas čia grybas, ar čia tiesiog paprasta kažkokia tai ta pas mus miškose, kur auga grybas, ar čia man pardavė net tą grybą, žinau, kad net neįsivaizduoju, žinau, kad ar taip gali būti, kad čia aš šitą grybą ir pasodinau vietoj šitakio.
Tai aš net, žinokit, dabar nežinau, esu truputį pasimetęs. Mane gal ir apgaus su rasteliais, toksai variantas irgi gali būti, kad kai atvežė tuos rastelius, jie buvo ne šviežių pjovimų, kaip aš klausiau, ar tikrai ne, sako, tikrai niekur nepabūjo, nepastovėjo, tai galbūt jie gulėjo visi kažkur ir tau grybų jau buvo užkrėsti. O jeigu rasteliai buvo užkrėsti, tai viskas, šitakis neišgyveno. Ar čia tiesiog paprastas grybas auga, kur tiesiog šiaip, jeigu numestume tą rastelę ant žemės ir jisai užaugtų, ar čia aš jį tokį ir pasodinau ir man tiesiog blogus pardavė. Jeigu kažką žinot, parašykit komentaruose, ką. Kas man dar keisčiausia, kad tų tokių, kur buvo labai pažeisti rasteliai arba kur buvo patys ploniausi, kurių aš nepanaudojau, aš juos tiesiog ant žemės sumečiau. Ir ant tų rastelių, kurie va tiesiog ant žemės yra sumesti ir į kuriuos aš nieko nesudinau, nėra nei vieno grybo. Jokių grybų neauga va tuose rasteliuose, jie tiesiog buvo ant žemės įmesti žolėse, va tikrai pavėsi buvo daug daugiau negu anie ir ant jų grybų nėra jokių. O į tuos, kur aš sudinau rastelius, užaugo tas nesąmoningas kažkoks grybas. Nu nežinau, kažkaip žinokit žiauriai keistai čia man viskas atrodo. Ir bet tvarkydamas namus radau šitokį grybų maišą, kaip pirkau, tai vat vienas maišas liko nepanaudotas, tai dabar žinokit irgi, tai net nežinau, nes, nu, matot akivaizdžiai, kad grybas visą maišą tikrai užėmė, nes čia buvo tiesiog tiek aikštelė, kaip pirkau, grybų visai nebuvo, tai jis dabar prabuvo lygiai tiek pat, kiek rastelį laukose, tai tas maišas tiek kambarį prabuvo. Tai aišku, suprantam, kad, nu, maišelis yra maišelis, tai čia irgi viskas galėjo neužaugti, nes maišelėje. Bet grybas viską yra užėmęs ir vėl situacija iš tikrųjų panaši, žiūrėkit, kaip su rasteliais. Visas toksai baltas grybas, pas mane rasteliuose irgi tas baltas grybas. Ir formuojasi va tokie grybukai tokie, bet jie į šitakį grybus nepanašus. Nu čia tikrai nepanašu į šitakį grybus. Vėl, nu nežinau. Aišku, su rastais aš nieko nedariau, kaip ir sakiau, nei aš juos laiščiau ir pas mane jie ne po medžiais, ant saulės jūs laiką buvo, tai, nu, suprantam, kad jeigu ten kažkas ir atsitiko, tai, nu, čia dėl mano kaltės, aišku, atsitiko. Su tais grybais, jeigu jų nebus, nu bet maišelėje faktas irgi, aišku, tikrai šitokį grybai neužaugo. Vėlgi, ar jie maišelėje ir galėjo užaugti, nu čia klausimas, nes jiem čia sąlygos, aišku, irgi buvo tikrai nepalankios. Bet pakol kas tai, nu, nežinau, žinokit. Ar galėjo, kaip galvojat, būtų toksai variantas, kad mano sėkla gavosi ne šitokį grybą, o kitokia, ar negalėjo? Jei kažkas augina šitokį grybus, ar čia jisai taip ir atrodo šitokį grybus? Nors gal čia panašiau šitokį grybą negu mano tie rasteliai. Toks vientisas grybas pasidarė. Reikia dar tą palaikysiu dabar šitą, gal reikia išpakuot. Galvoju, gal man jį išpakuot. Ir pažiūrėt, ar ant jo užaugs kažkai grybukai ar ne. Aha, gal tikrai, žiūrėk, kad taip ir padarysiu. Aš jį išardysiu ir pasižiūrėsim. Nes va čia jau formuojasi tokie grybukai. Va čia. Visur tokie dariniai formuojasi, bet kaip mačiau, kad jie šitokį, kai formuojasi, jie iškart labai panašus į šitokį tuos grybukus, o čia tiesiog tokie guziukai kyla visur. Išsikrovė Arteonui raktas, tai kad jums nereikėtų googlinti, aš paguglinau už jūs ir parodysiu, kaip pasikeis baterija, gal kažkam pravers, nes nu ne vieną Arteonui taip keičiasi, visų Volkswagen raktai vienodi. Tai dedasi tiesiog paprasta baterija 2032, rodo, kad jam tikrai dedasi tiesiog paprasta 2032 baterija, kuri kainuoja kelis ten centus. Tai pirmiausia reikia išimti tą paprastą raktą viduje, kuris yra įkištas, paspaudžiam mygtuką, ištraukiam paprastą raktą ir paskui čia tiesiog atsidaro. Tai pažiūrėjau tokį vat patarimą YouTube'ai, tai dabar irgi YouTube'ai parodysiu tą patį patarimą, tai tiesiog raktą, o žiauksiai purvinas. Oi, tu savo, čia iš kišenės pukai apsivėlės, matai? Tai tiesiog čia va įkišti, truputėlį tą raktą ir, vienu žodžiu, trumpai tariant, va čia viršų reikia tiesiog atidaryti. Tai galima atidaryti čia tiesiog užkišus atsuktuvą, bet paprastesnis būdas tiesiog va truputį raktą įkišti vidų ir po to palaužti, taip pat tiesiog atlaužimas gautųsi ir jisai turėtų atšokti. Kiek žiūrėjau, ganėtinai lengvai, tai va čia tiesiog truputį įkišam ir palaužiam, pokšti ir viskas, va, atšoko, matot, tas dangtelis, tada atidarot arba ne, pola. Nu, jeigu sulaužysiu, bent jau turėsim ką parodyti jums juokingo. Bet pala kažkaip truputį palauk. Ištraukiam seną bateriją ir įdedam naują. Ten, kadangi yra viduje toksai įėjimas į vidų, tai pirmiausia įkišam į vidų ir tuomet įspaudžiam. Viskas, užsifiksavo. Baterija nebekrenta. Na ir ant viršaus vėl užmaunam dangtelį. Ir įkišam raktą. Viskas. Štai ir baterija pasikeitėm. Ne veltui Volkswagenas, ar ne? Volkswageną viską pigų yra pasitaisyti, nesvarbu ar tai būtų važiuoklė ar dar kažkas. Raktų bateriją pasikeisti irgi kainuoja pigiai. Volkswagenas yra Volkswagenas, aišku. Na, kadangi praeitą kartą, norėjau sakyti visiems, bet
Kai kažkam patiko, kad iliuzas kaip per kliūtis šokinėja, tai šiandien padarysim eksperimentą numeris 2, bet šiandien pakviesim dar vieną kolegą į pagalbą, tai šiandien pažiūrėsim, kaip sekasi 2 kolegom įveikinėti kliūtis ir galėsim pažiūrėti tai visgi, kaip skiriasi jų psichologija. Na, bet manau svarbiausia yra pasiekti rezultatų, o kaip jau pasieksit, čia priklauso nuo jūsų. Lankščiai ar su jėga. Tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems.